Vytautai, fantastinės rungtynės, fantastinė čempionato pabaiga, iki aukso pritruko šiek tiek. Ko? Sunku pasakyti, ko pritruko. Visa komanda atrodo atsidavė, visi kovojome, bet nepavyko tiesiog įmušti tų kelių įvarčių, kad persverti rezultatą. Taip išėjo, kad baigėme lygiosiomis. Tai tie. Progų susikūrė, Bosas ten pabaigoje, fantastinė proga. Jo, buvo tų progų įmušti tą įvartį lemtingą, bet, kaip ir sakau, pritruko kažkur tai tikslumo šiek tiek. Būtume pataikę, būtų labai didelė pergalė ir būtų labai buvę smagu. Dabar turime bronzos medalius, atrodo kaip ir smagu, nieks nesitikėjo iš mūsų, iš jaunos rinktinės medalių, bet mes juos laimėjome, bet kai žinai, kad galėjai laimėti didžiausią apdovanojimą, kokį kažkada galbūt įsivaizdavai ir nelaimėjai, tai tos nuotaikos tokios šiek tiek dviprasmiškos. Prieš čempionatą rinktinės mažai kas tikėjosi to, ką jūs padarėt. Kas lėmė tokį, išties įspūdingą rezultatą? Iš tikrųjų, manau, kad lėmė visa komanda. Visa komanda kovojo kaip vienas kumštis, vykdė trenerių nurodymus ir daugiau viskas. Tik to ir reikia, iš tikrųjų. Jeigu komanda visa kovoja, vykdo trenerių nurodymus, tai galim toliai eiti. Ačiū.